Taip, tai sveiki. Šiandien vėl pakalbėsime apie trupmeninius reiškinius. Trupmeninius reiškinius. Trupmeniniais reiškiniais vadinsim pirmiausia trupmenas ir vardiklė turi būtinai būti kintamasis, pavyzdžiui, x. O vardiklėje kintamas gali ir nebūti, gali būti skaičius. Tai dar trupmeniniai reiškiniai, tai yra tokie, kur vardiklė gali būti ne tik kintamasis, bet ir reiškinys su to kintamuoju. Tai pavyzdžiui, prie x galim pridėti vienetą arba prie 2x pridėti x kvadratą, 5, va toks didesnis reiškinys. Taip pat ir skaitiklėje gali būti kažkoks arba kintamasis, arba reiškinys su kintamuoju. Pavyzdžiui, 2 minus x, vardiklėje x. Kaip jau matėt, šitoje vietoje buvau parašęs x kvadratu, tai kintamasis reiškinys su kintamuoju, pavyzdžiui, 2x plus 2, gali būti pakeltas natūraliuoju laipsniu. Pavyzdžiui, 2 arba 3 minus x, čia pakelta kvadratu, o čia x minus 7 pakelta trečiuoju. Tai reiškinys su kintamuoju arba tik kintamasis gali būti pakeltas natūraliuoju laipsniu. Natūralusis laipsnis ar natūralusis skaičius tai yra 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Tai skaičiai, kuriais mes skaičiuojame. Tai kaip matėt, mes galime naudoti ir daugybą, ir dalybos nenaudoju, bet galima naudoti ir dalybas, sudėti, atimti. Taip pat skliaustus galima naudoti. Taip ir visus tokius reiškinius mes vadinsim trupmeniniu reiškiniu. Jeigu vardiklėje būtų tik tai skaičius, pavyzdžiui, skaitiklėje yra kintamasis, o vardiklėje tik tai skaičius, tai tokio reiškinio nevadinsime trupmeniniu reiškiniu. Tai jeigu būtų trupmenos ar skaityklyje, ar vardiklyje šaknies ženklas, tai tokio reiškinio taip pat nevadinsime trupmeniniu ženklu, nevadinsime trupmeniniu reiškiniu, nes yra reiškinys pakeltas nenatūraliuoju laipsniu. Šaknį, kaip žinote, galima užrašyti, kad x plus 2, 1/2, toks reiškinys taip pat nebus vadinamas trupmeniniu reiškiniu, nes vėlgi laipsnis yra nenatūralusis. Tai jeigu vardiklyje tik tai skaičius, jeigu yra šaknies ženklas, šaknies ženklas gali būti ir skaityklėje, pavyzdžiui, x minus 4 dalinta iš x plus 3. Nors vardiklis ir tenkina trupmeninio reiškinio apibrėžimą, bet skaitiklis jau nebetenkina. Taigi ir dar reiškinys su kintamuoju yra pakeltas nenatūraliuoju laipsniu. Taigi, ką mes galim daryti su trupmeniniais reiškiniais? Tai pirmas dalykas, mes galime ieškoti, su kokiais kintamaisiais reiškinys neturi prasmės. Tai pavyzdžiui, turim tokį reiškinį 1 padalintą iš x. Tai jeigu x
bus lygus 0, tai x įrašius į trupmeninį reiškinį gaunam 1 padalinta iš 0. O kaip žinia, iš 0 dalinti negalime. Vadinasi, su x lygu 0 trupmeninis reiškinys neturi prasmės. Rašom atsakymą. Atsakymą x lygu 0. Taip, tas uždavinys, sakykime, turim vėlgi 1 dalinta iš x kvadratu minus 5. Taigi su kokiamis x reikšmėmis trupmeninis reiškinys neturi prasmės. Taigi jau iš pirmo uždavinio žinom, kad kai vardiklis yra lygus 0, tai yra kai x kvadratu minus 5 yra lygu 0, šis trupmeninis reiškinys neturi prasmės. Taigi, įsprendžiam šitą lygtį, x kvadratu lygu 5 ir x lygu plius minus šaknis iš 5. Taigi atsakymas x lygu plius minus šaknis iš 5. Su šitom reikšmėm mūsų trupmeninis reiškinys neturi prasmės. Dar išspręsim kelis uždavinius. Aš čia rašiau pirmuose dviejose uždaviniuose skaitikliuose po vienetą. Pažiūrėkime, sakykime, turim x minus 3 dalinta, vėlgi tegu bus x kvadrat minus 4. Taigi, reiškinys neturi prasmės, kai vardiklis lygus 0. Taip, čia parašiau 2, o reikėjo parašyti x. Taigi, x kvadratu minus 4 turi būti lygus 0, x kvadratu lygu 4 ir x yra lygu plius minus 2. Taigi, su šiomis reikšmėmis trupmeninis reiškinys neturi prasmės. Vėlgi rašom atsakymą. X lygu plius minus 2. Taigi, skaitiklis buvo x minus 3, mes jį visai nekreipiam dėmesio. Taigi, kai sprendžiam uždavinius ir ieškom su kokiomis reikšmėmis reiškinys neturi, su kuriomis kintamojo reikšmėmis reiškinys neturi prasmės, mums visai nesvarbu, kas yra skaitiklyje. Svarbiausia, kad vardiklis nebūtų lygus 0. Spręskime dar vieną uždavinį. Sakykime, turim tokį x plus 2 dalintą x kvadratu plus 5x plus 6. Taip, ir vėlgi mums skaitiklis visiškai nesvarbus, o svarbus vardiklis. Reikšmių vėlgi ieškosim vardiklį prilygindami 0. 5x plus 6 lygu 0. Taigi turim kvadratinę lygtį ir reikia surasti jos šaknis. Taigi pirmiausia, galim pasižymėti, kam lygus koeficientai a, b ir c. A yra 1, b 5, o c yra 6. Na ir skaičiuojam diskriminantą. Diskriminantas, prisiminkime, tai yra b kvadratu minus 4ac ir mūsų atveju tai yra d lygu 25 minus 24 lygu 1. Ir suraskime šaknis x1 ir x2. x1 tai čia vėl užrašysiu, kas x1 yra minus b plus minus šaknis iš d ir dalinta 2a. Taigi minus 5, pirma šaknis tai plus šaknis iš 1 dalinta 2 kart 1 tai 2.
tai bus minus 5 plus 1 bus minus 4, iš 2 tai bus minus 2. Ir x2 yra minus 5 minus šaknis iš 1, dalinta x2 kart 1, ir tai yra lygu, minus 6 iš 2 bus minus 3. Taigi su šiomis reikšmėmis mūsų trupmeninis reiškinys neturi prasmės. Užrašom atsakymą, būtinai. Atsakymą turime rašyti taip. x1 lygus minus 2, x2 lygus minus 3. Taip, su šiom reikšmėm mūsų reiškinys neturi prasmės. Tai dabar vienas dalykas. Ką galima daryti su mūsų trupmeninės reiškinys? Tai apskaičiuoti trupmeninę reiškinio reikšmę, kai žinome kintamojo reikšmę. Sakykim, turim tokį reiškinį. 4x kvadratu minus 9 padalinta iš 3 minus x. Ir apskaičiuokime, kai x lygus 1. Taip, į šitą trupmeną visur vietoj x įrašom 1. Tai turėsim 4 kart 1 kvadratu minus 9 dalinta 3 minus 1. Lygu 1 kvadratu tai 1 kart 4, tai 4 minus 9 tai bus minus 5, 3 minus 2 yra 2 ir tai lygu minus 2,5. Taigi galim turėti šitą patį reiškinį ir paskaičiuoti, kamgi jis bus lygus, kai turėsim x lygų, jeigu bus lygus minus 2. Tai vėlgi, visur vietoj x įrašom minus 2, tai bus 4 kart minus 2, apskliaudžiam, nes x yra su ženklu, pakeliam kvadratu, atimam 9, dalinam 3 minus ir vietoj x įrašom minus 2. Apskliaudžiam, kad du ženklai nebūtų vienas šalia kito. Minus 2 kvadratu yra 4, 4 kart 4 16, 16 minus 9 bus 7. Ir minusas ir minusas duoda mums pliusą, 3 plus 2 yra 5. Tai pirmai atsakymą parašėm dešimtąjį skaičių arba skaičių su kableliu, o dabar galim parašyti trupmenį. Čia yra netaisyklinga, išskirkim sveiką dalį, tai bus 1 sveikas ir 2 penktosios. Arba 1 sveikas ir 4 dešimtos. Taip, dar sakykim, nepaminėjau prieš tai, trupmeniniai reiškiniai gali turėti ne vieną kintamąjį, o kelis. Pavyzdžiui, gali būti ir toks reiškinys. 2x minus y ir dalinta, galima vėlgi apačioje rašyti arba vieną kintamąjį, arba irgi du kintamuosius. Pavyzdžiui, jeigu bus du kintamieji, 2y minus 3x. Ir paskaičiuokim šito reiškinio reikšmę, kai x lygus 1, o y lygus minus 2. Taigi visur vietoj x įrašom vienetą, o vietoj y minus 2. Tai turėsim 2 kart 1 minus, vietoj y rašom minus 2, apskliaudžiam, vardiklį 2 kart minus 2, apskliaudžiam ir atimti 3 kart 1. Minusas ir minusas bus pliusas, tai 2
plus 2 yra 4. 2 kart minus 2 bus minus 4 ir minus 3 bus minus 7. Jeigu iškeliam minus 4 trupmeną, gaunam minus 4 septintus. Taigi šiandien tiek. Ačiū.